Labą dieną. Labą dieną, sveiki visi mėly rinkimų komisijų nariai, malonu matyti jūs visus, taip gausiai dalyvaujančius jau, besijungiančius prie šių mokymų. Langelėje man rodo šiuo metu prisijungusių 74, 5 ir štai didėja ta grupė beklausančių mokymus dalyvių. Taigi noriu prisistatyti, kurie dar manęs nepažįsta. Esu Mindaugas Mizaras, Vyriausiosios rinkimų komisijos mokymų ir komunikacijos skyriaus patarėjas, kuris ir dalinasi informaciją, siunčia laiškus susijusius su mokymais ir ne tik su jumis. Ir šiandien šiuose mokymuose, kurie skirti politinės reklamos stebėsenos grupių nariams, bandysiu moderuoti šiuos mokymus, stebėti jūsų užduodamus klausimus, padėti kolegoms į juos atsakyti, kad nei vienas nebūtų praleistas. Ir pradėdama šiuos mokymus noriu tik tai pradžioje atkreipti jūsų dėmesį dėl keletos momentų susijusių su šiais mokymais, dėl taisyklių, kurių noriu jūsų paprašyti laikytis, kadangi jūsų yra daug, mūsų iš VRK pusės yra tik keli. Tai noriu jūsų paprašyti dėl dalyvavimo mokymuose laikytis tokios tvarkos. Jeigu turėsite klausimų, norėsite juos užduoti, tai efektyviausias ir geriausias būdas, ką rodo mūsų patirtis, yra parašyti tą klausimą pokalbių lange, kuris yra šioje programėlėje. Ten jūs jau keletą iš jūsų mačiau ir pasisveikino, taip pat ir aš palikau žinutę, kad čia galite palikti klausimą. Tokiu atveju mums yra paprasčiau tuos klausimus matyti, apibendrinti, matyti, ar jie nesikartoja, galbūt jau į juos buvo atsakyta. Jeigu jau yra labai sudėtinga tą klausimą parašyti, tai tokiu atveju kviesiu jūs pakelti ranką, kaip vienas iš jūsų dabar yra pakėlęs ranką. Tai jeigu galite, tai jau paprašysiu arba netgi pats paspausiu mygtuką, kad visas rankeles nuleisti žemyn. Ir kada ta ranka bus pakelta, matysiu jūsų vardą, aš jūs pakviesiu tą klausimą užduoti žodžiu, kad girdėtų jūs visi, bet, kaip minėjau, tas efektyviausias būdas, geriausia jį parašyti į tą pokalbių langą ir tada mūsų kolegos atsakys, aš juos perskaitysiu. Šiuos mokymus pristatys apie tvarkas, visus reikalingus atlikti darbus, pastabas ir visą kitą informaciją pristatys mūsų Vyriausiosios rinkimų komisijos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo patarėja Rimantė Ivaškovaitė, kuri jau yra pasiruošusi skaidrės. Noriu priminti, kad šią mokymų medžiagą dažnai sulaukiu klausimų, kur ją bus galima gauti, ar ką daryti, jeigu negaliu dalyvauti šiuose mokymuose arba norėsiu dar kartą peržiūrėti. Tai ši mokymų medžiaga bus patalpinta organizatoriams skirtam portale, ten, kur jungiasi visos rinkimų komisijos, org.rinkėjo puslapis. Yra tokia posistemė, specializuotos informacijos posistemė. Ja pasiekė visi komisijų nariai, kurie yra davę priesaikas, kuriems priesaikos suvestos, pirmininkai suvedę į sistemą. Ir ten ieškokite mokymų kurso, kuris yra skirtas pasirengti artėjantiems Seimo rinkimams. Įsiregistruokite į tą kursą. Ir kurso pabaigoje yra tokia skiltis vadinama vykusių nuotolinių mokymų mokomoji medžiaga. Ten mes sukeliame ir skaidrės, ir visą vaizdo medžiagą, kad galbūt kažkas nori peržiūrėti dar kartą arba neturi galimybę žiūrėti iš karto. Tai jūs tą medžiagą tikrai visada galėsite pasiekti. Dar papildomai, kaip išsiunčiau laišką prieš mokymus apie šiuos mokymus, lygiai taip pat po mokymų su nuoroda į vaizdo medžiagą, su skaidrėmis pridėtomis išsiųsiu apygardų sukurtais elektroninių pašto adresais, kuriuos administruoja mato įprastai apygardų pirmininkai. Paprašysiu, kad šita informacija būtų pasidalinta ir su politinės reklamos stebėsenos grupių nariais. Tai tokia praktinė informacija. Jeigu dar kažkokių klausimų kils, kaip minėjau, juos galite užduoti mokymų metu. Na ir taip jau gražiai simboliškai mes kiekvienus mokymus pradedam žodžiu, kurį visada tarė mūsų pirmininkė Lina Petronienė. Tai Lina, jeigu esate, kviečiu tada
prisitarti pasveikinimo žodį mūsų mokymų dalyviams. Tai labai komisijų nariai, tikrai smagu matyti tokį ilgą sąrašą. Tikiu, kad ne vieną kartą buvo stebėsenos grupės narių, bet yra ir naujokų. Žiūrėjau šiandien sistemą, dar nėra nei vieno įrašo iš stebėsenos grupių. Natūralu, dar darbas tik prasideda, bet tie, kas yra naujokai, tai tikrai labai raginu po mokymų, netidėliojant labai ilgai, bandyti prisijungti, bent jau pažiūrėti, kaip ta sistema atrodo, nes tikrai nuosekliai dirbant yra daug paprasčiau. Po to po rinkimų atsiskaityti, pateikti ataskaitą. Po prezidento rinkimų turbūt visas ataskaitas gavom, bet žinau, kad buvo apygardų, kurios tikrai pateikė gerokai vėliau. Rimantė turėjo gaudyti ne vieną apygardą, tai tikrai prašymas rudenį, jau busim po visų rinkimų išvargę, tai tikrai geriau teikti laiku, kad po to galėtumėt ramiai išeiti iš komisijos, jau užbaigę darbus ir nebereikėtų sulaukti skambučių. Tai, žodžiu, džiaugiamės, kad prisijungėt, tikimės, kad viskas bus sklandžiai pavyks ir tikrai Rimantė yra paruošusi skaidres, jau jos ne pirmi mokymai ir tikiuosi, kad atsakys daugiau į tuos jų rūpimus klausimus, kad daugiau bus akcentų praktiniam dalykam, mažiau gal šiek tiek teorijos ir kągi, ir labai kviečiu aktyviai klausytis ir kaip Mindaugas sakė, pokalbių lange uždavinėti klausimus, kad po tam tikrais etapais galėtų atsakyti visus jūsų klausimus. Tai sėkmės mokymuose ir ačiū, kad dirbate rinkimuose. Ačiū pirmininkė. Tai gal ir nebegaištam to laiko, kuris visiems turbūt brangus. Ir tada kviečiu Rimantę startuoti su šiandienos mokymais. Rimantė, prašau. Sveiki visiems. Turint omenyje, kad vasaros metas, kad penktadienis, tai pasistengsiu ilgai negaišinti. Be to, trečdalis Seimo rinkimams sudarytų stebėsenos grupių narių sudaro tie patys žmonės, kurie dirbo šį darbą pavasarį vykusiuose rinkimuose. Todėl mokymuose dėstoma informacija jiems jau bus nebe naujiena. Pirma mokymų dalis skirta teorija apie politinės reklamos stebėseną. Antroje dalyje kalbėsiu apie politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos pildymą. Trečioje dalyje panagrinėsime kelis konkrečius politinės reklamos pavyzdžius, o ketvirta dalis bus skirta pakalbėti apie ataskaitų tvirtinimą ir jų pateikimą. Po kiekvienos mokymų dalies bus galima užduoti klausimus. Taigi, pirmoji mokymų dalis. Stebėsena reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksas. Referendumo įstatymas šiuose rinkimuose yra neaktualus. Ir politinės kampanijos, politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašas. Stebėseną vykdo vyriausioji rinkimų komisija, kurią toliau trupinsiu VRK ir apygardų rinkimų komisijų stebėsenos grupės. Apygardų rinkimų komisijas toliau trumpinsiu ARK. Taigi kiti ARK nariai taip pat gali prisidėti prie politinės reklamos stebėsenos, jei pakeliui į darbą, į namus, į parduotuvę, pastebi politinę reklamą, ją gali nufotografuoti ir perduoti tą informaciją stebėsenos grupės nariams. Stebėsenos grupė turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš 3 ARK narių. Ji yra atskaitinga savo ARK pirmininkui. Po mokymų stebėsenos grupės nariams elektroniniu paštu išsiųsiu instrukciją, kaip reikia prisijungti prie VRK informacinės sistemos, kurioje yra pildomos stebėsenos ataskaitos. Stebėsenos objektai. Turint omenyje, kad stebėsenos objektai yra tik jūsų apygardos teritorijoje viešai skleidžiama informacija, natūralu, kad VRK būdama Vilniuje negali matyti ir surinkti šios informacijos, taigi vienintelis būdas užtikrinti politinės kampanijos finansavimo lygiateisiškumo, skaidrumo, įvertinti politinės reklamos apimtį yra remti stebėsenos grupių surinkta ir pateikta informacija apie politinę reklamą.
Politinės reklamos stebėsenos objektai yra šie. Tai vietinėse, regioninėse visuomenės informavimo priemonėse skleidžiama politinė reklama, įskaitant ir socialinius tinklus. Kaip pavyzdys, tai Telšių ARK stebėsenos objektas yra laikraštis Telšių žinios. Tuo tarpu savaitraštis Savaitė, kuris leidžiamas ne tik Telšiuose, bet visoje Lietuvoje, nepatenka į Telšių ARK stebėsenos objektus. Kalbant apie socialinius tinklus, akyliau stebėti reikėtų tose paskyrose, kurios apima jūsų apygardą skleidžiamą informaciją. Tai pavyzdžiui, jūsų apygardoje kandidatuojančių kandidatų paskyras ar jūsų miesto partijos skyriaus paskyras. Antrasis stebėsenos objektas yra jūsų apygardos teritorijoje skleidžiama išorinė politinė reklama. Visa išorinė reklama, tai yra skleidžiama tiek didžiųjų lauko reklamos įmonių, tokių kaip GC Deco ar LT Advert, tiek turinčių reklamos plotus tiktais kažkuriame miestelyje ar rajone įmonių skleidžiama išorinė politinė reklama. Taip pat stebėti reikėtų ir laikinuose reklamos plotuose, kurie nėra specialiai pritaikyti reklamos kabinimui, skleidžiama politinė reklama. Tai kaip pavyzdys, kai politinė reklama yra iškabinta ant tvorų, languose, ant parduotuvių durų ir panašiai. Dar vienas stebėsenos objektas yra jūsų apygardos teritorijoje platinama spausdinta politinė reklama, tokia kaip lankstinukai, kalendoriukai, reklaminiai laikraščiai ir panašiai. Ketvirtasis stebėsenos objektas tai kad turite siekti ir stebėsenos ataskaitoje fiksuoti informaciją apie kandidatų susitikimus su rinkėjais. Svarbiausios stebėsenos grupės funkcijos. Tai užfiksuotą politinę reklamą registruoti stebėsenos ataskaitoje reguliariai, nelaukiant ataskaitų pateikimo termino. Pastebėjus politinės reklamos užrašų nepažymėtą politinę reklamą, apie ją informuoti ARK pirmininką. Gali būti, kad ARK tyrimų grupiai bus pavesta atlikti tyrimą. Priėmus ARK sprendimą, kad tai buvo paslėpta politinė reklama, stebėsenos grupė būtinai turi įvesti šią politinę reklamą į sistemą ir nurodyti priimto ARK sprendimo numerį. Viena iš stebėsenos grupių funkcijų yra, kad stebėsenos grupė fiksuoja ir stebėsenos ataskaitoje registruoja informaciją apie kandidatų susitikimus su rinkėjais. Tokiais atvejais svarbu nurodyti datą, laiką, kada vyko susitikimas, adresą, patalpas, kuriuose jis vyko, kas jį organizavo, kas dalyvavo ir kita reikšminga informacija. Ketvirtoji stebėsenos grupės funkcija, kad gavus papildomos informacijos, tą naują informaciją reikia patikslinti ir papildyti stebėsenos ataskaitą. Penktoji stebėsenos grupės funkcija, kad stebėsenos grupė stebi ir kontroliuoja, ar yra laikomasi politinės reklamos skleidimo reikalavimų. Svarbiausi iš šių reikalavimų yra, kad visa atlygintina politinė reklama turi būti atskirta ir pažymėta. Jeigu nepažymėta, tai informuojate ARK pirmininką. Antra, kad nebūtų skleidžiama neturint žemės ar pastato, kur įrengta išorinė politinė reklama savininko raštiško sutikimo. Labai svarbu, kad juridinis asmuo negali duoti sutikimo skleisti išorinę politinę reklamą neatlygintinai. Neatlygintinai skleisti politinės reklamos taip pat negali ir fiziniai asmenys, jei reklamos plotai yra specialiai pritaikyti reklamos kabinimui. Be to, jeigu reklamos plotai yra specialiai pritaikyti reklamos kabinimui, reiškia, kad reklamos ploto savininkas dar turi būti deklaravęs VRK savo politinės reklamos įkainius.
Trečia, politinė reklama stebima, kad politinė reklama nebūtų skleidžiama rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu. Agitacijos draudimo laikotarpis prasideda likus 7 valandoms iki balsavimo rinkimų dieną pradžios ir baigėsi pasibaigus balsavimui. Šešta, apie politinės reklamos skleidimo reikalavimus informuoja ARK pirmininką. Septinta, teikia VRK politinės reklamos pavyzdžius. Politinę reklamą svarbu stebėti todėl, kad jos stebėsena padeda užtikrinti politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumą ir finansavimo teisėtumą. Stebėsenos vykdymo laikotarpiu neretai ir ARK nustato paslėptos politinės reklamos ir trečiųjų asmenų apmokėtos politinės reklamos atveju, kas yra draudžiama. VRK turėdama duomenis apie politinę reklamą iš 3 šaltinių, tai politinės kampanijos dalyvių, viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų bei politinės reklamos stebėsenos, po rinkimų jos lygindama ir analizuodama nustato, ar politinės kampanijos dalyviai deklaravo visą politinę reklamą ir ar nurodė už ją visas išlaidas. Taip pat yra nustatomos nedeklaruotos išlaidos, įvertinama politinės reklamos apimtis. Tokia buvo pirmoji stebėsenos mokymų dalis. Galima užduoti klausimus. Tai kol kas klausimų, Rimante, mes neturim, tai gal galim ir negaišti, judėti į priekį, jeigu bus, tada po antros dalies galėsim papildyti. Taip, antroji mokymų dalis yra apie politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos pildymą. Stebėsenos metu užfiksuota politinė reklama prisijungus prie VRK informacinės sistemos registruojamos stebėsenos ataskaitoje. Labai svarbu, kad registruoti reikia visą, tiek atitinkančią, tiek netitinkančią reikalavimų politinę reklamą. Turi būti pateikti užregistruotos politinės reklamos pavyzdžiai. Juos galite teikti dviejais būdais, tai fotografuojant, skenuojant, darant ekrano vaizdo nuotraukas ar išsaugant reklamą PDF formatu ir juos prisegant prie atitinkamos stebėsenos ataskaitos įrašo sistemoje, arba po rinkimų pateikti jų originalus ar atspausdintas kopijas. Labai svarbu, kad nuotraukose matytųsi politinės reklamos žymėjimo užrašas. Ataskaita pradedama pildyti parinkčių juostoje pasirinkus stebėseną, tada politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos. Atsidarys langas, kurio viršuje matysite paieškos parametrus. Neskubėkite jų pildyti, nes norint pradėti pildyti ataskaitą, pirmiausia reikia paspausti mygtuką sukurti naują. Kiekvienas politinės reklamos faktas, straipsnis, skydelis, plakatas, socialinio tinklo įrašas ir panašiai ataskaitoje turi būti pildomas atskirų įrašų. Yra atvejų, kai norint teisingai užregistruoti politinę reklamą, apie tą pačią reklamą reikia pildyti 2 atskirus įrašus. Pavyzdžiui, kai tentą pagamino, atspausdino viena įmonė, o jis kabo kitai įmonei priklausančiame reklamos plote. Tokiu atveju vienas ataskaitos įrašas turi būti apie tento gamintoją, kitas ataskaitos įrašas apie reklamos ploto savininką. Lauke politinė kampanija turi būti pasirinkta 2024 m. spalio 13 dienos Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinė kampanija. Lauke politinės reklamos stebėtojas bus rodoma jūsų atstovaujamos ARK pavadinimas. Politinės kampanijos dalyvis pasirenkamas paspaudus pridėti dalyvį. Seimo rinkimuose šiame lauke gali reikėti nurodyti arba konkretų kandidatą arba partiją. Paspaudus pridėti dalyvį atsidarys naujas langas su dalyvių paieška. Jeigu reikia surasti kandidatą, tą galite padaryti dviejais būdais. Tai arba lauke dalyvio pavadinimas įvedus kandidato pavardę, arba lauke apygardą pasirinkus apygardą, kurioje jis keliamas kandidatu.
Atkreipiu dėmesį, kad pilnas kandidatų sąrašas sistemoje atsiras tik po pareiškinių dokumentų teikimo pabaigos, po rugpjūčio 9 dienos. Todėl dabar, jeigu pildydami ataskaitą nerasite reikiamo kandidato, kaip dalyvį galite rinktis jį iškėlusią partiją. Vėliau tą ataskaitos įrašą patikslinsite pasirinkdami konkretų kandidatą. Jeigu reikia kaip dalyvį surasti partiją, lauke dalyvio pavadinimas įveskite trumpą partijos pavadinimo fragmentą, pavyzdžiui, žodį socialdemokratų ir lauke apygardą pasirinkite Lietuvos Respublikos apygardą. Paspauskite mygtuką ieškoti ir pasirinkite dalyvį šalia jo paspausdami mygtuką pasirinkti. Pasirinkus dalyvį, grįšite į ataskaitos kūrimo langą. Jei reikia, dalyvį galite pasirinkti iš naujo. Trumpiniu virs trumpiname sąvoką viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas. Rengėjai tai dažniausiai įmonės spausdinančios plakatus, tentus, lankstinukus, o skleidėjai tai įmonės, kurioms priklauso reklamos stendai ir reklamos plotai, periodiniai laikraščiai, radijo stotys, televizijos kanalai, interneto svetainės. Rekomenduojama, naudojantis virs paiešką, ieškoti pagal vieną paieškos parametrą, pagal virs arba įmonės pavadinimą, nes kažkur nurodžius netiksliai paieškoje nieko nerasite. Jau nebe pirmi rinkimai, kai ataskaitos pildyme naudojame pagal poreikį iš praktikos sukurtus netikrus virs. Tai susitikimas su rinkėjais renginys, laikina išorinė reklama, pasirenkama tais atvejais, kai reklama kabo ant tvoros, lange ir panašiai, arba nežinote, kam priklauso reklamos plotas, kuriame kabo reklama. Ir dar viena dirbtinai sukurta virs yra parengė politinės kampanijos dalyvis. Ši reikšmė pasirenkama, kai politinės reklamos žymėjime iš tikrųjų taip yra nurodyta, kad politinę reklamą parengė pats politinės kampanijos dalyvis. Tai reiškia, kad politinę reklamą jis atsispausdino pats, o ne spausdino ją spaustuvėje. Arba šią reikšmę galite rinktis, kai nežinote, kas spausdino politinę reklamą. Kaip politinės reklamos žymėjimo užraše ši informacija nėra nurodyta. Jeigu virs paieškoje reikiamo virs nerandate, galima pasinaudoti funkcionalumu pranešti apie neužregistruotą virs. Tada elektroniniu paštu būsite informuoti, kai šį virs užregistruosime ir galėsite jį pasirinkti. Iki tol virs laikinai galite pasižymėti prie papildomos informacijos. Politinės reklamos pavadinimas turėtų būti informatyvus, toks, kad iš jo būtų galima atskirti, kad kalbama būtent apie tą reklamą. Blogi pavadinimo pavyzdžiai tai politinė reklama, išorinė reklama, darbo partijos plakatas ir panašiai. Jeigu politinė reklama neturi aiškaus pavadinimo, nurodomas pirmasis sakinys, reklamoje minimas šūkis, raktiniai žodžiai arba tiesiog aprašoma, kas toje reklamoje vaizduojama. Laukas užsakymo ar sutarties numeris yra labai svarbus mums tikrinimo metu. Jeigu užsakymo numeris yra žinomas, tai būtinai jį nurodykite. Svarbu, kad nurodant užsakymo numerį, nurodomas tik pats numeris, papildomų prieš jį einančių žodelių, tokių kaip už, nr ir panašiai, rašyti šiame lauke nereikia.
kai ataskaitoje registruojame Facebook'o įrašą, šiame lauke nurodome to įrašo ID numerį, susiradę jį Facebook reklamų bibliotekoje. Lauke politinės reklamos data, nurodoma periodinio spaudos leidinio išleidimo, reklamos paskelbimo internete, mokamo įrašo socialinėme tinkle data ar jos intervalas, arba data, kada reklama buvo užfiksuota. Tai yra, kada pastebėjote stende ar skelbimų lentoje kabančią politinę reklamą, kada pastebėjote, kad ji yra dalinama gyventojams ir panašiai. Jeigu politinė reklama yra transliuojama per radiją, televiziją arba skleidžiama agitacijos draudimo laikotarpiu, svarbu nurodyti ne tik reklamos datą, bet ir laiką. Kalbant apie mokamą politinę reklamą Facebook'e, VRK labai svarbus paskyros, kurioje reklama skleista pavadinimas, todėl lauke rubrika būtina nurodyti tikslų Facebook paskyros pavadinimą. Pagal teisinį reglamentavimą politinę reklamą galima skleisti tik pagal VRK deklaruotus politinės reklamos įkainius. Šis reikalavimas netaikomas politinės reklamos rengėjams, todėl pildydami ataskaitą pastebėsite, kad įmonės, kurios tik spausdina politinės reklamos gaminius, dažniausiai nėra deklaravusios politinės reklamos įkainių, nes jos laikomos rengėjomis, o neskleidėjomis ir deklaruoti įkainių joms nėra privaloma. Visais kitais atvejais politinės reklamos spausdinimo periodinėje spaudoje, skelbimo interneto portaluose, transliavimo per radiją ir televiziją, išorinės politinės reklamos kabinimo specialiai tam skirtose reklamos plotuose atvejais turi būti deklaruoti politinės reklamos įkainiai. Teisinis reglamentavimas negalioja užsienyje registruotiems skleidėjams, todėl socialinis tinklas Facebook nėra deklaravęs VRK savo įkainių. Jeigu politinės reklamos įkainiai yra deklaruoti, turite pasirinkti galimai taikytą įkainį. Nustatyti taikytą įkainį dažniausiai nėra sudėtinga. Pavyzdžiui, periodinėje spaudoje įkainiai dažniausiai būna deklaruoti pagal tai, kuriame puslapyje politinė reklama buvo spausdinta, spalvota ar nespalvota ta reklama buvo ir panašiai. Reklamos plotų nuomos įkainiai dažnai būna deklaruoti pagal reklamos ploto adresą. Interneto svetainėse rodomi reklamos skydeliai pagal skydelio vietą puslapyje, tai ar ten skydelis rodomas puslapio viršuje ar puslapio dešinėje ir panašiai. Jeigu politinės reklamos įkainiai deklaruoti, renkantis galimai taikytą įkainį, atkreipti dėmesį į to įkainio mato vienetus, nes lauke politinės reklamos apimtis turėsite nurodyti apimtį būtent tokiais mato vienetais, kokie nurodyti prie deklaruotų politinės reklamos įkainių. Kitu atveju, lauke papildomą informaciją turite parašyti, kokiais mato vienetais lauke politinės reklamos apimtis, nurodėte apimtį. Pavyzdžiui, ataskaitoje registruojate įrašą apie reklaminį laikraštį. Geriausia tokio laikraščio, kuris visas, o ne atskiri straipsniai ar puslapiai yra laikomi politinė reklama, apimtį nurodyti puslapiais. Taigi lauke politinės reklamos apimtis įrašote laikraščio puslapių skaičių, o lauke papildomą informaciją parašote, kad reklamos apimtis yra nurodyta puslapiais. Lauke kiekis dažniausiai nurodomos skaičius 1, nebent registruojate spausdintos politinės reklamos gaminį, yra reklaminį laikraštį, lankstinuką, plakatą, tada šiame lauke yra nurodomas gaminių tiražas. Registruojant politinę reklamą socialinėme tinkle,
suprasti, ar ji buvo skleista mokamai ar nemokamai, mes galime iš to, ką ataskaitos lauke politinės reklamos kainą nurodėte. Ar skaičių 1, ar skaičių 0. Nes skaičių 1, kai registruojate politinę reklamą skleistą socialiniuose tinkluose, prašome nurodyti, kai ta reklama buvo skleista mokamai, o skaičių 0 nurodykite, jeigu ta politinė reklama socialinėme tinkle buvo skleista nemokamai. Kitais atvejais, jei prieš tai pasirinkote deklaruotą politinės reklamos įkainį, nurodyti apimtį ir kiekį, sistema automatiškai apskaičiuos politinės reklamos kainą. Stebėtojų grupės nustatyta politinės reklamos kaina nebūtinai turi sutapti su tikrąja politinės reklamos kaina. Daug svarbiau už kainos tikslumą yra užfiksuotas ir ataskaitoje užregistruotas pats politinės reklamos faktas. Jeigu matote, kad apskaičiuota politinės reklamos kaina gavosi neįprastai maža arba neįprastai didelė ir nerandate, kur galėtų būti klaida, kodėl ta kaina yra tokia, geriau ištrinkite apskaičiuotą politinės reklamos kainą ir šiame lauke įrašykite skaičių 1. Laukuose politinės reklamos žymėjimas, vertinimas ir politinės reklamos pastabos pasirenkama viena iš duotų reikšmių. Jeigu dėl konkrečios politinės reklamos buvo gautas skundas ar priimtas ARK sprendimas, apie tai pažymėkite atitinkamuose laukuose. Visą susijusią medžiagą po rinkimų pateikite VRK, nes jeigu ARK buvo atliktas tyrimas ir priimtas sprendimas, ši informacija mums labai svarbi, galėsime ją pasinaudoti ir mums nebereikės iš naujo jos rinkti. Laukas papildoma informacija yra labai universalus ir labai svarbus. Jame nurodoma visa reikšminga informacija, kurios nebuvo kur ir kaip nurodyti kitose ataskaitos laukuose. Dažniausiai, ką prireikia nurodyti šiame lauke, tai išorinės politinės reklamos adresą, valstybinius transporto priemonės numerius, susitikimo su rinkėjais adresą, patalpas, aktyvią nuorodą į reklamą internete, kieno lėšomis apmokėta reklama. Jeigu matote, kad apmokėjo ne pats politinės reklamos dalyvis ir kita jūsų manymų reikšminga ir svarbi informacija. Jeigu nežinote tikslaus išorinės reklamos adreso, geriau nurodykite, kurioje maždaug vietoje jį kabo. Tas tikrinimo metu mums bus daug naudingiau, negu iš vis nenurodytas adresas ar neapibūdinta ta vieta, kurioje kabojo politinė reklama. Apie kiekvieną ataskaitoje registruotą politinę reklamą turi būti pateiktas jos pavyzdys. Pavyzdžius galite teikti per sistemą, prisegant juos prie atitinkamo ataskaitos įrašo, arba pristatyti po rinkimų jų originalus ar kopijas. Būtina, kad matytųsi politinės reklamos žymėjimų užrašas. Populiariausi ir patogiausi reklamos fiksavimo būdai yra fotografavimas arba ekrano vaizdo nuotraukos. Prie vieno ataskaitos įrašo galima prisegti iki 5 failų. Baigus pildyti ataskaitos įrašas turi būti išsaugomas. Norint registruoti kitą politinę reklamą, vėl spaudžiamas mygtukas sukurti naują. Svarbu nepateikti ataskaitoje asmens duomenų, nes ataskaitos yra skelbiamos viešai VRK interneto svetainėje. Taip pat svarbu nedubliuoti ataskaitos įrašų, jei ataskaitą pildo keli stebėsenos grupės nariai. Kai
Kai ataskaitoje registruota daug įrašų, ieškant konkretaus įrašo ar įrašų, galima pasinaudoti paiešką pagal įvairius paieškos parametrus. Pavyzdžiui, pasirinkę politinės kampanijos dalyvį ar konkretų virs ir paspaudę ieškoti, bus surasti visi ataskaitos įrašai apie konkretų dalyvį ar parengti paskleisti konkretaus virs. Kiekvieną išsaugotą ataskaitos įrašą galima redaguoti, jį peržiūrėti arba pašalinti. Prieš pereinant prie trečios mokymų dalies, kaip suprantu, bus klausimų šį kartą. Taip, Rimante, yra keletą klausimų. Vienas iš mokymų dalyvių komisijos narys pasidalino nuotraukas su kandidatu, kuris sėdi pajūryje, ir ten nuotraukoje yra sėdmaišiai, vėliavos, ir klausia, ar sėdmaišiai ir vėliavos yra stebėsenos objektai. Yra, nes akivaizdu, kad buvo patirtos išlaidos gaminimui šitų vėliavų sėdmaišių, tai labai naudinga mums bus tokia informacija, jeigu jūs ją užregistruosite ataskaitoje, nes būtinai turėsime patikrinti ir išsiaiškinti, ar dalyvis nurodė savo ataskaitoje išlaidas šitiems sėdmaišiams vėliavoms gaminti. Gerai. Tada, Rimante, reikia gal patikslinimo tokio apskritai. Žmonės, kai kurie galbūt pirmą kartą girdi apie tokį dalyką kaip Facebook reklamų biblioteka, kas per dalykas, ir kur rasti Facebook reklamos informaciją. Čia du dalykai, turbūt vienas dalykas apie bibliotekas, kitas dalykas, kaip rasti informaciją Facebook'e apie konkrečią reklamą. Tai Facebook reklamų bibliotekos adresas buvo nurodytas skaidrėse, galėsiu juo pasidalinti elektroniniu paštu. Tai ten galima rasti visą mokamai skleistą reklamą. Tai tiesiog reikia paieškos lauke įvesti paskyros pavadinimą, paspausti ieškoti ir jums parodys ne tik tuo metu mokamai skleidžiamą politinę reklamą Facebook'e, bet ir prieš tai praeityje skleistą mokamą politinę reklamą, kuri galbūt jau šiuo metu yra nebeaktyvi. Tai kiekvieną įrašą galima išsiskleisti, kad matyti detalesnę, išsamesnę informaciją apie tą įrašą. Tai svarbiausi dalykai, ką reikia iš Facebook reklamų bibliotekos pasiimti ir nurodyti stebėsenos ataskaitoje, tai yra to Facebook įrašo ID numeris, tikslus paskyros pavadinimas, data, kada ta politinė reklama buvo skleidžiama mokamai, ir mokėjimo šaltinį, kas apmokėjo tą politinę reklamą. Tai galėsiu irgi paruošti trumpą kažkokią medžiagą elektroniniu paštu, išplatinti. Gerai, manau, bus naudinga, nes galbūt žmonės tikrai ne kasdieną susiduria su tuo Facebook'u. Irgi labai panašaus pobūdžio klausimas, turbūt asmuo komisijos narys yra pirmą kartą galbūt paskirtas politinės kampanijos stebėsenos atstovų ir klausia, kur reikėtų netgi prie sistemos org.rinkėjo puslapis prisijungus ten per elektroninės valdžios vartus, kur reikėtų toliau jungtis, ką reikėtų daryti, klausia, ar reikia čia kažką pačiam susikurti prisijungimus, ar kažkas bus siunčiama, tai irgi galbūt reikėtų patikslinimo, kur prisijungus org.rinkėjo puslapis.lt po sisteme, kokią spausti ir ką ten daryti, kad pildyti, kad dirbti.
Tai kaip minėjau, po mokymų visiems stebėsenos grupės nariams elektroniniu paštu atsiųsiu instrukciją, kaip žingsnis po žingsnio prisijungti prie VRK informacinės sistemos, finansavimo posistemės, kur turėsite pildyti stebėsenos ataskaitas. Klausia, kur reikėtų ieškoti informacijos apie įkainius, kur ji bus randama. Jeigu tiesiog stebėsenos vykdymo metu kyla klausimas, ar tas skleidėjas yra deklaravęs politinės reklamos įkainius ir ar turi teisę skleisti politinę reklamą, tai tikriausiai paprasčiausiai jums būtų rasti įkainius VRK interneto svetainėje prie šių rinkimų politinės reklamos skiltyje. Tai, o kai pildote ataskaitą, tai kai prieinate lauko deklaruotas įkainis pildymą, jums yra rodomi to virs, kurį pasirinkote deklaruoti įkainiai, jeigu jis yra deklaravęs juos. O jeigu tuščia, tai vadinasi, kad įkainių deklaruotų nėra ir greičiausiai dažnesniu atveju tai nedeklaruoti įkainiai dėl to, kad pagal reglamentavimą neprivaloma tam rengėjui deklaruoti įkainius, arba yra pažeidžiama šita rinkimų kodekso nuostata ir gal turėjo būti jis deklaravęs įkainius, bet nėra deklaravęs, o vis tiek skleidžia politinę reklamą, tai bus išsiaiškinta jūsų ataskaitoje registruotos informacijos pagrindu, kai mes tikrinsime ataskaitas, tai rasime tą skleidėją, kuris skleidė politinę reklamą, pažeisdamas tą rinkimų kodekso nuostatą, pagal kurią gali skleisti politinę reklamą tik deklaravęs įkainius. Ir dar gal papildant, kolegė Janina iš to paties skyriaus įdėjo į nuorodą į pokalbių langą, kad tie įkainiai galima rasti Vyriausiosios rinkimų komisijos svetainėje pirmam puslapyje paspaudus rinkimus, Seimo rinkimų pavadinimą, ten vadinamas toks rinkimų medis ir 9.1 punktas būtent yra informacija, kurios jums reikia. Ne paskutinis dar tiesa klausimas, bet yra, jeigu reklaminis plakatas užfiksuotas yra skirtingose vietose, tačiau turi skirtingus užsakymo numerius, visa kita informacija nesiskiria, ar reikia vesti vis tiek skirtingais įrašais? Dabar pamoju, kaip tie užsakymo numeriai gali būti skirtingi, tai tikriausiai vienas yra skirtas spausdinimui plakato, o kitas to plakato ar ten to skleidimui. Tai būtų geriau, jeigu įvestumėte į ataskaitą atskirais įrašais, kad nebūtų pražiūrėta, kad ten yra du skirtingi užsakymo numeriai nurodyti. Ir papildysiu dar, kad vietos skirtingos, tai nurodyti vietas. Tai jeigu užsakymo numeris kabo vienoje vietoje, nurodote vietą, užsakymo numeris kitas, kitoje vietoje taip pat nurodote vietą. Ačiū Janina ir už papildymą. Ir kol kas paskutinis dar klausimas, ar stebėsena vykdoma yra tik savo apygardoje, ar galima tą daryti, stebėseną vykdyti išvykus kitose, pavyzdžiui, kur nors pakeliui važiuojant, nežinau. Tiesiog komisijos narys užduoda tokį praktinį klausimą, ar gali nuvažiavęs ir kitoje vietoje, ir tą dalyką daryti tik savo apygardai. Formaliai žiūrint, tai jūsų apygardos teritorijoje viešai skleidžiama politinė reklama yra jūsų stebėsenos objektas, bet jeigu nesunku, tai sveikintina, jeigu
užfiksuosite ir užregistruosite ir, kaip sakot, kaip suprantu, čia, kur būna tie didieji reklamos stendai magistralėse ir panašiai, tai galbūt ta stebėsenos grupė, į kurios teritoriją patenka šitas stendas, gal nepamatys, gal nepastebės, neužfiksuos, tai bus tada bent užfiksuota prie kitos stebėsenos grupės. Tai mums nesvarbu, kuri stebėsenos grupė užfiksavo, pateikė tą informaciją, mums svarbu, kad turėsim tą informaciją ir galėsim sutikrinti ją. Aš dar, Mindaugai, vieną klausimą. Ten nurodyti jų įkainiai labai painus, neaišku, kokius jie taiko sutarties su kandidatais. Tai jeigu tikrai neaišku, tai tada kainos nenurodyti tiesiog. Mes po to jau sąskaitas matydami, mes matysim, kokius įkainius taiko. Jeigu nėra deklaruoto įkainio arba painus, tiesiog kainos galima nenurodyti. Tai dėkoju, kol kas klausimų visus, ir Janina puiku pamatė. Pakeltų rankų nematau, tai galim irgi tęsti tada su likusia mokymų dalim. Trečia mokymų dalis apie politinės reklamos pavyzdžius. Pavasarį vykę rinkimai buvo pirmieji, kai buvo atsisakyta nemokamai socialiniuose tinkluose skelbiamų įrašų registravimo ataskaitoje. Nors kiekvieną kartą per pavasarį vykusius rinkimus elektroniniu paštu siųsdama priminimus apie artėjančius ataskaitų pateikimo terminus primindavau ir apie tai, kad nebereikia registruoti nemokamos politinės reklamos Facebook'e. Vis dėlto, žiūrint bendrai visų savivaldybių stebėsenos grupių ataskaitose registruotus įrašus apie politinę reklamą Facebook'e, galima rasti labai daug nereikalingų įrašų arba tokių, iš kurių negalima suprasti, ar ta reklama tikrai buvo skleista mokamai. Turint omenyje, kad politinės reklamos socialiniuose tinkluose mastas labai išaugęs, svarbu išmokti atskirti tą politinę reklamą, kurią reikia registruoti ataskaitoje ir kurios ne. Taigi, fiksuojame ir ataskaitoje registruojame tik tokią politinę reklamą, už kurios skleidimą yra apmokėta. Reikia žiūrėti ne į politinės reklamos žymėjimo užrašą, o ar įraše po paskyros pavadinimu yra nurodyta remiama arba angliškai kartais būna nurodyta sponsored. Ir jeigu įrašas socialinėme tinkle skleidžiamas mokamai, tai be žodelių remiama arba sponsored, taip pat po paskyros pavadinimu būna nurodyta, kas įrašo sklaidą apmokėjo. Jeigu to nėra, tokio įrašo registruoti nereikia, išskyrus dvi išimtis. Tai ataskaitoje dar registruojame tokius socialinių tinklų įrašus, kurie buvo skleisti nemokamai, tačiau tuose įrašuose matosi tokia politinė reklama, kuriai pagaminti reikėjo finansinių lėšų. Pavyzdžiui, politinėje reklamoje yra rodomas profesionalų kurtas vaizdo klipas. Tuo tarpu savadarbiai pačių telefonu filmuoti vaizdo įrašai nėra aktualu ir tokių ataskaitoje registruoti nereikia. Taip pat ataskaitoje registruojame nemokamai skleistą socialinio tinklo įrašą, kuriame matosi profesionalų maketuoti politinės reklamos leidiniai, išorinė politinė reklama didžiuosiuose reklamos stenduose, arba tie nemokamai skleidžiami įrašai yra apie susitikimus su rinkėjais.
Tai visos kitos socialiniuose tinkluose skleidžiamos politinės reklamos ataskaitoje registruoti nereikia. Tai čia galime panagrinėti mokamai skleistos politinės reklamos Facebook'e atvejį. Tai, kaip sakiau, įrašo viršuje po paskyros pavadinimu yra nurodyta, kad įrašo sklaida yra remiama, nurodyta, kad yra apmokėta, kas apmokėjo. Tai rodo, kad reklama skleidžiama mokamai ir būtent tokią politinę reklamą reikia registruoti stebėsenos ataskaitoje. Socialiniuose tinkluose pastebėjus mokamą politinę reklamą su žyma remiama arba sponsored, iškart pasidarykite tos politinės reklamos ekrano vaizdo nuotrauką, ją išsisaugokite ir kai registruosite tą politinę reklamą ataskaitoje, eikite į Facebook reklamų biblioteką, jos adresas yra parodomas šiuo metu skaidrėje, tai facebook.com//add-library. Ten rasite informaciją su to įrašo ID numerį, kurį prašome ataskaitoje nurodyti lauke užsakymo numeris. Matysite tikslų paskyros pavadinimą, kurį galite nusikopijuoti ir įklijuoti ataskaitos lauke rubriką. Galėsite matyti, nuo kada iki kada ta politinė reklama buvo skleista ir tą informaciją įvesti lauke politinės reklamos data. Taip pat prie papildomos informacijos galite parašyti, kas tą politinę reklamą apmokėjo. Reklamų bibliotekoje būna rodomas intervalas, kiek už to įrašo skleidimą buvo išleista, bet kadangi to intervalo rėžiai būna dideli, tai ten dažniausiai būna, kad nuo 0 iki 100 eurų, nuo 100 iki 200 eurų, tai lauke politinės reklamos kaina tiesiog rašykite skaičių 1, kai registruojate mokamai skleistos Facebook'o reklamos įrašą. Jei ataskaitoje registruojate, pavyzdžiui, nemokamai Facebook'e skleistą įrašą apie susitikimą su rinkėjais, tai šiame įraše lauke politinės reklamos kainą nurodykite skaičių 0. Kaip minėjau, mes iš to, kokį skaičių nurodote lauke politinės reklamos kainą, kai kalbame apie politinę reklamą socialinėme tinkle Facebook, suprantame, ar tai buvo mokamai skleista politinė reklama ar nemokamai. Jeigu mokamai skleistas įrašas prie politinės reklamos kainos nurodote vienetą, o jeigu registruojamas nemokamai skleistas įrašas, kuris patenka į tas mano minėtas išimtis, kai nemokamai skleidžiamame įraše matoma informacija apie susitikimą su rinkėjais ar profesionalų kurti vaizdo įrašai ar kažkokie leidinių maketai,
Tai tokiuose ataskaitos įrašuose priemonės reklamos kainos nurodykite skaičių 0. Čia dar vienas politinės reklamos pavyzdys, žiūrint per Facebook reklamų biblioteką. Registruojant ataskaitoje kitą internete paskelbtą politinę reklamą. Ataskaitoje turi būti nurodyta reklamos paskelbimo data. Tai jeigu reklamoje, jeigu internete paskelbtas straipsnis, dažniausiai jis turės paskelbimo datą ir užsakymo numerį. Tuo tarpu, jeigu internete rodomas skydelis su politinė reklama, tai jame nebus tikriausiai nei datos, nei užsakymo numerio. Kadangi reklamos skydeliai arba angliškai baneriai paskelbimo datos neturi, tai registruojant juos ataskaitoje lauke politinės reklamos data nurodoma reklamos užfiksavimo data. Labai gerai, jeigu darant tokios politinės reklamos ekrano vaizdo nuotraukas, joje taip pat matysis kompiuteryje ar telefone, priklausomai nuo to, kokiu įrenginiu darote ekrano vaizdo nuotrauką, rodoma data ir laikas. Taip pat labai svarbu, kad užfiksuotoje interneto svetainėse skelbiamoje politinėje reklamoje matytųsi užsakymo numeris, jeigu jis buvo nurodytas. Registruojant ataskaitoje įrašą apie politinę reklamą skleidžiamą ant transporto priemonių, būtina nurodyti valstybinį registracijos numerį, adresą, jei tokia transporto priemonė yra palikta neribotam laikui kažkur viešoje vietoje, nes turint valstybinį registracijos numerį galime kreiptis į regitrą ir paprašyti informacijos, kam priklauso transporto priemonė, savininko kontaktų, kad galėtume patikrinti, ar politinės kampanijos dalyvis deklaravo visas su šia politinė reklama ant transporto priemonės susijusias išlaidas, ar buvo gautas raštiškas sutikimas dėl išorinės politinės reklamos. Išorinės politinės reklamos atvejais gali būti, kad reklamos rengėjas, tai įmonė spausdinusi reklamą, ir reklamos skleidėjas, įmonė, kuriai priklauso reklamos plotas, kuriame kabo reklama, sutampa. Tuomet tokia reklama ataskaitoje registruojama vienu įrašu. Jeigu rengėjas ar skleidėjas nesutampa, geriausia tokios politinės reklamos rengėją ir skleidėją registruoti atskirais ataskaitos įrašais. Registruojant politinę reklamą užfiksuotą periodinėje spaudoje, reikės nurodyti leidinio pavadinimą, straipsnio pavadinimą, leidinio išleidimo datą, leidinio numerį, tiražą, užsakymo numerį, išmatuoti straipsnio apimtį kvadratiniais centimetrais. Atkreipiu dėmesį, kad leidinio tiražui nurodyti yra specialiai tam skirtas laukas periodinio spaudos leidinio numeris, periodinio spaudos leidinio tiražas, o lauke kiekis dažniausiai nurodomas skaičius 1, reiškiantis, kad buvo vienas straipsnis laikraštyje.
registruojant spausdintos politinės reklamos gaminius, tai reklaminius laikraščius, kai visas laikraštis, o ne atskiri straipsniai yra politinė reklama, lankstinukus, kalendoriukus ir panašiai, nurodomas gamintojas, užsakymo numeris, gaminių tiražas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju tiražas nurodomas lauke kiekis, nes laukas periodinio spaudos leidinio tiražas yra skirtas tik periodiniai spaudai. Būtų puiku, jei prie politinės reklamos pavadinimo ar prie papildomos informacijos nurodytumėte reklamos gaminio standartinį dydį. Tai pavyzdžiui, lauke politinės reklamos pavadinimas informatyvu būtų, jeigu politinės reklamos pavadinimas būtų nurodytas kaip dvipusė A5 formato skrajutė, Vaidas Rusys, jaunus žmonės į Seimą. Pereisime prie 4 mokymų dalies. Ar turėtumėte klausimų iš 3 dalies? Čia yra keletą tokių pastebėjimų, gal daugiau, kad gerai, perbėgu greitai, pastebėjimas toks iš komisijos nario, kad telefonu filmuoti reportažai kartais nenusileidžia profesionaliam sukurtam klipui. Tai tiesiog turbūt čia toks atsakyti nereikia. Aš gal atsakysiu, Mindaugai. Gerai. Taip, telefonu gali nufilmuoti ir kažkoks savanoris, ar ne, ir geriau negu profesionalus. Bet aš siūlyčiau fiksuoti tokį atvejį stebėsenos ataskaitoj, todėl kad tas reporteris nufilmavęs, jis ko gero dirbo savanoriškas darbas, jo savanoriškais pagrindais. Ir mes pažiūrėsime, ar apskaitytas to reporterio darbas. Išklausim, kas pagamino ir tada kaip savanorišką darbą registruoti reikėtų. Labai gerai, ačiū Janina. Vėlgi pasikartosiu, kad skaidrės ir vaizdo medžiaga bus įdėta į apygardų rinkimų komisijoms nariams skirtą kursą ir dar įsiųsta apygardų paštais, tai tikrai gausit. Ir taip pat nuskambėjo vienas klausimas apie automobilius, kurie būna be numerio, aš nežinau, turbūt čia turima galvoje be paties numerio ar reklamos, ką daryti, jeigu tokių nėra. Tai Janina taip pat atsakė, kad fiksuojam ir tokius automobilius, nurodom, kad be numerio ir būtina parašyti, kur jis stovi, nes tikėtina, kad tokie būna nevažinėjantis. Kaip sužinoti, kaip išmatuoti reklamą, jeigu jie aukštai nestandartinio dydžio? Jeigu kalbam apie išorinę politinę reklamą, didelius tentus, tai apytiksliai, ilgis plotis, kiek metrais galėtų būti. Tai arba galite tiesiog bendrą plotą maždaug sudauginus tento apytikslį ilgį ir plotą nurodyti prie politinės reklamos apimties ir tada prie papildomos informacijos parašyti pastabą, kad tento politinės reklamos apimtį jūs nurodite kvadratiniais metrais. Apytiksliai maždaug. Gerai. Plakatai, kalendoriukai, lankstinukai, kaip fiksuoti tokią apimtį? Užtenka parašyti A4 ar A5 formatas ir taip toliau, ar reikia matuoti ilgį ir plotį? Ne, nėra tikslo matuoti ilgio ir pločio, tai jeigu maždaug atitinka tą kažkokį standartinį formatą, tai jį ir nurodom, arba galima puslapių skaičių nurodyti, kiek puslapių sudaro ten lankstinuką ar reklaminį laikraštį kažkokį. Tai tiek klausimų kol kas neturim, buvo pakelta ranka viena, bet paskui nusileido, tai turbūt niekas ir nenorėjo užduoti. Žodžiu, tai turbūt judėkime į priekį ir jeigu bus klausimų, tada atsakysim vėliau. Kadangi stebėsenos grupė yra atskaitinga RK pirmininkui, tai kad būtų žinoma, už ką buvo rašomos valandos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje,
Stebėsenos ataskaitos turi būti pasirašytos ne tik stebėsenos grupės narių, bet ir ARK pirmininko. Ataskaitos bus teikiamos 3 kartus. Pradinė ataskaita likus 10 dienų iki rinkimų reikės patvirtinti iki spalio 3 dienos. Tarpinė ataskaita, kurios teikiamos likus 5 dienoms iki pakartotinio balsavimo, reikės patvirtinti sistemoje iki spalio 22 dienos. O galutinė ataskaita, kurios teikiamos jau po rinkimų per 10 darbo dienų nuo galutinių rinkimų rezultatų patvirtinimo, reikės patvirtinti iki lapkričio 15 dienos. Apie artėjantį ataskaitų teikimo terminą visada primenu elektroniniu paštu. Po rinkimų VRK turės būti pristatyta ne tik galutinės, bet ir pradinės bei tarpinės ataskaitų originalai. Teikiant tarpinės ataskaitas, kurios tvirtinamos prieš pirmą rinkimų turą ir prieš pakartotinį balsavimą, tam, kad jos būtų laikomos pateiktomis, pakanka patvirtinti jas sistemoje tame pačiame lange, kur pildote ataskaitas. Tvirtinant ataskaitą po rinkimų, tai yra tvirtinant ataskaitą prieš pirmo turą ir pakartotinį balsavimą, tai tvirtinant pradinę ir tarpinę ataskaitą, spaudžiamas mygtukas tarpinė, o kai ataskaita tvirtinama po rinkimų, galutinė ataskaita, spaudžiamas mygtukas galutinė. Dėl to, kad ataskaitos skelbiamos viešai VRK interneto svetainėje, labai svarbu nenurodyti ataskaitoje jokių asmens duomenų, tai asmens kodų, fizinių asmenų, kontaktinių duomenų. Ataskaitos nerekomenduojama tvirtinti kiekvieną kartą, kai ji yra papildoma ar patikslinama, nes po kiekvieno ataskaitos tvirtinimo yra sukuriama atskira ataskaitos versija, kuri paskelbiama VRK interneto svetainėje. Ataskaitos tvirtinamos tame pačiame sistemos lange, kur jas pildote. Tuo tarpu, norint atsispausdinti ataskaitą, reikia eiti į kitą stebėsenos langą. Tai ataskaitos spausdinamos parinkčių juostoje pasirinkus stebėseną ir patvirtintos politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos. Jeigu pradinę, tarpinę arba galutinę ataskaitą tvirtinote keletą kartų, tai originalo pateikimui po rinkimų spausdinimui atsispausdinkite tik paskutinę atitinkamai pradinės, tarpinės arba galutinės ataskaitos versiją. Nespausdinkite visų ataskaitos versijų, kiek ten jau kartų būsite patvirtinę tą ataskaitą. Stebėsenos grupė yra atsakinga už tai, kad VRK po rinkimų būtų pristatyti patvirtintų ataskaitų originalai ir politinės reklamos pavyzdžiai, jeigu nesate jų prisegę sistemoje prie ataskaitos įrašų, o visa kita, tai ARK posėdžių protokolų, priimtų sprendimų, kopijos, raštai, skundai, susirašinėjimai dėl politinės reklamos gali būti perduoti tyrimų grupiai, kad visą tai jie kartu su savo medžiaga ir teikiamais dokumentais pristatytų ir pateiktų VRK. Tai visos 3 ataskaitos, pradinė, tarpinė ir galutinė,
turėtų būti susekta į atskirą bylą. Gerai, jeigu ta byla būtų archyvinė, popieriniais viršeliais, kad mums archyvuojant nebereikėtų persekti, o politinės reklamos pavyzdžius susiekite į atskirą bylą. Taip ir tiek. Ačiū, kad dalyvavote. Gal dar turite klausimų? Tai, mieli dalyviai, prabėgo tas laikas. Jeigu turit klausimų, tikrai gali dar raštelėti. Valio. Štai atkeliavo vienas klausimas, kaip įvertinama stebėsenos trukmė, kuri perkeliama į darbo laiko apskaitos žiniaraštį. Ar stebėsena žiniaraštyje fiksuojama visiems tos apygardos stebėsenos grupės nariams, ar kiekvienas narys atskirai skaičiuoja savo, čia kitaip sakant, kaip reikėtų pildyti? Iš tikrųjų, nežinau, kiek žinau, finansų skyrius konsultuoja dėl to, bet gal Janina žino. Jo, čia ne mūsų kompetencija, mes nekonsultuojame dėl laiko apskaitos žiniaraščio pildymo. Čia jau, matyt, su pirmininku savo, reiškia, apygardos ir su finansų skyriumi, kurie jūs kuruoja. Janina yra pirmininkė, turi atsakymą, tai valio, labai džiugu, kad pirmininkė yra. Jo, tai kadangi visiems komisijos nariam ir apylinkių ir apygardų visiems yra mokama už faktiškai atliktą darbą, tai iš tiesų jūs turėtumėte ir rašytis tą darbą, kiek jūs laiko sugaišo, tai neturėtų būti toksai, ta prasme, kad tiesiog bandymas valandų kažkaip sukti tą patį ir tą patį, ten žiūrint, bet, įsivertinat, kiek iš tikrųjų skiriat laiko medžiagai užfiksuoti ir kiek laiko įvedimui ir pateikė tos duomenys apygardos komisijos pirmininkui. Ir čia ir praktiškai atsakant, tai tikrai nėra laiko apskaitos žiniaraštai pildomi bendrai, ten yra vardai, pavardės, tai ties kiekvienu komisijos nariu yra valanda, 2, 3 ar panašiai, aišku, aptariama su apygarda. Tokios galimybės, kaip visai apygardai įrašyti stebėsenos, tai tikrai net ir techniškai nebūtų. Nežinau, daugiau klausimų nematau, pakeltų rankų taip pat nėra, tai lieka tik tai padėkoti už tikrai labai greitą tokį pristatymą plačios, išsamios, didelės temos. Užtrukom daugiau nei valandą, tikrai informacijos bus daug. Valio, ką reiškia, kaip su kitais soctinklais, kaip yra fiksuojama su kituose tinkluose, pavyzdžiui, TikTok'e reklama paminėta. Nėra tekę susidurti iš tikrųjų, nes viskas būna iš Facebook socialinio tinklo. Retais atvejais iš Instagramo. Tai tokiu pačiu būdu fiksuojama. Reklamų bibliotekos neturi, tai tiesiog užfiksuojama ekrano vaizdo nuotrauka. Ir pagal tai, kokią informaciją turite, užpildomi atitinkami ataskaitos laukai. Print screen, jo, greičiausia. Tai gal papildysiu, kad TikTokas oficialiai skelbia, kad jie neima. Tarsi, kad jie neturi mokamos reklamos, jie oficialiai taip skelbia, todėl ir nėra bibliotekos, bet iš tikrųjų TikTokas yra turbūt tas socialinis tinklas ir Telegramas, kur tikrai ne viską vyriausių rinkimų komisija mato, nes, vėlgi, valstybės senato net ir nerekomenduojama turėti tam tikrose socialiniuose tinkluose paskyrų ir nenaudoti įrenginių tam. Tai jeigu jūs kažką jau naudojate ir matot, tai ypač tada užfiksuokite ir nurodykite, ten yra kažkoks pažymėjimas, ta informacija pagalbinė ir nuotraukas galima padaryti net 5, kaip Rimantė minėjo, prie kiekvieno įrašo prisekti, tai tikrai mes už tą būtume dėkingi už print screenus ir kad matytųsi net, jeigu yra dalyje matosi, įskleisti reikia įrašą, kad matytųsi ten tas žymėjimas ir panašus dalykai, tai tikrai tas nuotraukas su vieno įrašo galima kelias padaryti, kad matytųsi skirtingi blokai šiek tiek ir kad galėtume vertinti. Na, ar dar klausimų sulauksiu kokių, kol kas nematau, tai kągi tada. Ačiū Jums, ačiū, kad dalyvavot. Informaciją, visą mokymų medžiagą jau nebesikartosiu. Gausite apygardų paštais, kurse įkeltą. Jeigu bus klausimų, kokių besidarbuojant,
rašykite finkontrol@vrk.lt elektroniniu paštu. Lieka tik tai palinkėti, kad stebėsenos to darbo būtų kiek įmanoma mažiau, nors tas palinkėjimas turbūt toks nelabai realus, nes visi keliasi į socialinius tinklus ir darbo tikrai pakaks. Bet dėkoju už jūsų tą darbą, ačiū, kad dalyvavot mokymuose ir gal trumpai tik tai, jeigu dalyvauja pirmininkai, apygardų komisijų pirmininkai, tokia trumpa informacija reklaminė, kad sekantys mokymai yra numatyti kitą penktadienį 10 valandą ir čia jau susitiksime su skundų ir tyrimų grupių dalyviais, komisijų nariais, kurie dirbs. Lieka palinkėti gražaus savaitgalio ir rasti laiko jums ir pailsėti prieš rinkimus. Ačiū ir iki. Ačiū, gražaus savaitgalio visam. Viso gero.